Mūsų Saulės sistemoje yra viena planeta, kurią mokslininkai jau seniai vadina Žemės bloguoju dvyniu. Ne todėl, kad jos atrodo vienodai, o todėl, kad jos beveik vienodo dydžio, svorio ir sudėties. Tačiau kol Žemė pilna gyvybės, ši planeta tapo tikru pragaru, o jos vardas yra Venera. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo kaip paprasta ryški žvaigždė naktį. Iš tikrųjų, tai vienas iš ryškiausių objektų, kuriuos matome danguje po mėnulio. Tačiau neleiskite, kad tai jūs apgautų, nes Venera turi ypatingų savybių. Ši planeta gali ištirpdyti geležį, sutraiškyti kosminį laivą ir sunaikinti zondą vos per kelias minutes. Nepaisant to, šaltojo karo laikais viena šalis nuolat bandė pasiekti tą planetą. Tai buvo Sovietų sąjunga. Kol šiuolaikinis pasaulis dabar užsiėmęs Marsu ir galimomis būsimomis kolonijomis ten, 1960-aisiais vyko kai kas neįprasto. Tuo metu mokslininkai labiau koncentravosi į Venerą, o ne į Marsą. Bet kodėl? Tačiau prieš pradėdami nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo. Tai labai svarbu mums turinio kūrėjams. Labai ačiū ir dabar pradėkime. Nuo senų laikų astronomai žinojo, kad Marsas yra šaltas ir sausas. Tai matoma naudojant galingus teleskopus iš Žemės. Bet Venera? Situacija kitokia, jos paviršiaus nematyti. Jį dengia labai storas debesų sluoksnis, tarsi nuolatinė audra. Dėl to daugelis mokslininkų anksčiau pradėjo svarstyti, kas iš tikrųjų slypi po juo. Kai kurie tikėjo, kad tai gali būti tropinių džiunglių pasaulis. Drėgna planeta pilna lietaus, pelkių, keistų augalų ir ateigių būtybių. Kadangi jis arčiau Saulės nei Žemė, kiti manė, kad ten gali būti tik šiek tiek šilčiau, tačiau vis dar įmanoma, kad ten yra gyvybė. Tačiau kai kurie mokslininkai įspėjo. Vienas iš jų buvo garsusis astronomas Karlas Saganas. Pagal jo analizę tikėtina, kad Venera nėra rojus, o labai pavojingas šiltnamio efektą turintis pasaulis. Tai reiškia, kad šiluma galėjo įstrigti jos atmosferoje, kol planetos klimatas visiškai tapo nebekontroliuojamas. Ir kai atvyko sovietų zondai, tada pradėjo aiškėti tiesa. Kosminės lenktynės metu Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga siekė ne tik mokslo, tai taip pat buvo išdidumo, propagandos ir pasaulinės dominavimo kova. Pasaulis jau buvo nustebintas, kai Sovietų sąjunga paleido Sputnik 1, pirmąjį dirbtinį palydovą istorijoje. Po to jie išsiuntė Jurijų Gagariną kaip pirmąjį žmogų kosmose. Todėl natūralu, kad jie taip pat norėjo pirmieji pasiekti Venerą. Tačiau ta misija buvo labai sunki. Atminkite, tuo metu dar nebuvo pažangių kompiuterių kaip dabar. Nebuvo dar modernios dirbtinio intelekto navigacijos, greiteigių procesorių ar sudėtingų simulacijų. Dauguma skaičiavimų buvo atliekama naudojant primityvius kompiuterius ir apytikslius matematinius įverčius. Tačiau net ir taip, sovietų inžinieriai vis tiek tęsė vieną ambicingiausių savo laikų projektų – Venera programą. Tai buvo sovietų kosminių misijų serija specialiai sukurta Venerai tirti. Ir iš tikrųjų, tai buvo vienas pavojingiausių tyrinėjimo projektų. Kosmoso mokslo istorijoje pirmosios zondos buvo paleistos 1960-ųjų pradžioje. Tačiau jie nuolat patirdavo nesėkmes. Kai kurie zondai dingdavo kosmose, iti sprogdavo paleidimo metu. O kiti prarasdavo ryšį. Ir kai kurie visiškai sugenda, dar nepasiekė tikslo. Tačiau Sovietų sąjunga nesustojo. Didėjant nesėkmių skaičiui, jie vis geriau suprato, kokia priešiška yra Veneros planeta. Ten jie sužinojo, kad Veneros atmosfera beveik visiškai sudaryta iš anglies dioksido. Remiantis duomenimis, iš sovietų ir vėlesnių NASA misijų, atmosferos slėgis Veneros paviršiuje yra daugiau nei 90 kartų stipresnis nei Žemėje. Kad suprastum, koks tai milžiniškas slėgis, įsivaizduok, kad tave spaudžia beveik 1 kilometro vandens svoris po jūrą. Ir slėgis ne vienintelė problema. Vidutinė Veneros paviršiaus temperatūra siekia daugiau nei 800 laipsnių pagal Fahrenheitą arba daugiau nei 460 laipsnių pagal Celsijų. Venera yra karštesnė net už Merkurijų, nors Merkurijus yra arčiau Saulės. Bet kodėl? Dėl nekontroliuojamo šiltnamio efekto. Pasak planetų mokslininkų ir NASA duomenų, šiluma Veneros atmosferoje įstrigo dėl itin didelės anglies dioksido koncentracijos. Ir kuo labiau planeta įkaista, tuo labiau ji praranda gebėjimą atvėsti. Rezultatas – planeta tampa tarsi milžiniškas greitpuodis. Ir būtent ten bandė nusileisti Sovietų sąjunga. 7-ajame dešimtmetyje Veneros misijose įvyko proveržis. Jie ne tik artėjo prie Veneros.
Jie pamažu pradėjo patekti į jos atmosferą, o kai zondai leidosi žemyn, jie atrado kai ką stulbinančio. Veneros debesis nėra paprasti vandens debesis, tai iš tikrųjų sieros rūgšties debesis, rūgštinis lietus, nuodingas oras ir beveik nėra deguonies. Jei žmogus staiga patalpintume į Venerą be jokios apsaugos, tikriausiai jis išsigastų vos po kelių sekundžių, taip pat ir zondai. Ir ne taip, buvo viena misija, kuri tapo istorinė – Venera 7 nusileidimas. Tai buvo pirmasis kosminis aparatas istorijoje, kuris sėkmingai perdavė duomenis iš kitos planetos paviršiaus. Nors jis ilgai neišsilaikė, to pakako įrodyti, kad įmanoma pasiekti Veneros paviršių. Po to Sovietų sąjunga dar labiau sustiprino savo misijas. O kai atvyko kitos Venera zondai, žmonės pirmą kartą pamatė tikrąją Veneros išvaizdą. Tai ne džiunglės, tai ne vandenynų pasaulis, tai ne ateivių rojus, tai negyvas pasaulis. Tamsus dangus, akmenuotas ir sugriautas paviršius, storas oranžinis atmosferos sluoksnis. Ir karštis, tarsi nesibaigianti apokalipsė. Remiantis nuotraukomis iš Venera 13 misijos, Veneros paviršius atrodo kaip vulkaninės dykynės ir pramoninės krosnės derinys. Zonda išgyveno vos valandą, kol juos visiškai sunaikino ekstremalios sąlygos ir būtent dėl to beveik niekas ten daugiau negrįžo. Ne todėl, kad mokslininkams tai neįdomu, o todėl, kad labai sunku ir brangu sukurti kosminį aparatą galintį išgyventi Veneroje. Iš tikrųjų, iki šiol tai vis dar yra viena sunkiausiai pasiekiamų vietų Saulės sistemoje. Tačiau net ir būdama tokia pavojinga, Venera išlieka svarbi šiuolaikiniam mokslui. Kodėl? Gali būti, kad ji rodo planetos ateitį, kai klimato sistema praranda kontrolę. Kai kurie mokslininkai taip pat tiki, kad prieš milijardus metų Veneroje galėjo būti vandens. Tačiau stiprėjant šiltnamio efektui, vanduo pamažu išgaravo, kol visa planeta tapo sausu pragaru. O daugeliu tyrėjų tai yra įspėjimas. Primena, koks trapus yra pasaulio klimato balansas. Todėl nors jau dešimtmečių žmonėms nepavyko sėkmingai nusileisti Veneroje, susidomėjimas šią planetą vis dar neišblėso. Pasak NASA ir Europos kosmoso agentūros planuojamos naujos misijos, kurių metu planeta bus tiriama iš naujo pasitelkiant šiuolaikinės technologijas. Nes iki šiol po storais Veneros debesimis vis dar slypi daugybė paslapčių. Ir galbūt baisiausia Veneros dalis yra ne jos karštis, o galimybė, kad tai gali nutikti ir mūsų Žemėje. Nepaisant to, grįžtime atgal. Nepaisant nuolatinių problemų, buvo vienas dalykas, kuris vis tiek suteikė vilties tuometiniai Sovietų sąjungai. Tai buvo tai, kad jų zondai pasiekė Venerą, tačiau jie negavo svarbiausios misijos dalies. Abu pirmieji sovietų kosminiai aparatai prarado ryšį dar prieš perduodami tinkamą informaciją atgal į Žemę. Tai tarsi išsiųsti tyrinėtoją į paslaptingą salą, bet ryšys nutrūksta dar prieš jam pasakant, ką jis pamatė. Kol sovietų inžinieriai buvo užsiėmę klaidų analizavimu, viena šalis tyliai ruošėsi perimti dėmesio centrą. O tai buvo ne kas kitas kaip Jungtinės Amerikos valstijos. 1962 metais NASA pradėjo misiją, kuri pakeitė žmonių požiūrį į Venerą – Mariner 2. Tai buvo pirmoji sėkminga planetos praskriejimo misija istorijoje. Ji nenusileido ant paviršiaus, tačiau priartėjo pakankamai, kad gautų pirmuosius tikrus duomenis apie planetą. O tai, ką jie atrado, buvo dar blogiau nei tikėtasi. Artėjant zondui prie Veneros, jį pradėjo fiksuoti radiacijos ir temperatūros rodmenis iš planetos atmosferos. Ir, remiantis NASA duomenimis, temperatūra buvo itin aukšta net tada, kai matavimai buvo atliekami tik viršutinėje atmosferos dalyje. Tai nepaprastas karštas tropikų pasaulis ir ne pelkių planeta. Pasirodo, tai milžiniška orkaitė kosmose. Anot tuometiniams mokslininkams Mariner misija užfiksavo daugiau nei 400 laipsnių Celsijaus karštį. Ir atminkite, tai buvo tik orbitiniai matavimai. Tai reiškia, kad sąlygos pačioje paviršiuje gali būti dar ekstremalesnės. Ten dar labiau buvo patvirtinta teorija apie nekontroliuojamą šiltnamio efektą. Žemėje taip pat egzistuoja šiltnamio efektas. Tai padeda išlaikyti pakankamą planetos šilumą, kad galėtume išgyventi. Tačiau Veneroje ta sistema tarsi prarado stabdžius. Didėjant anglies dioksido kiekiui atmosferoje vis daugiau šilumos kaupėsi. Ir kuo labiau kaista planeta, tuo labiau stiprėja šis poveikis, kol visas pasaulis tampa tikrų pragarų. Tačiau problema ne tik karštis. Mariner 2 atrado dar vieną dalyką, kuris nustebino mokslininkus.
Pasirodo, Veneros debesų sluoksnis yra labai aukštas. Pagal misijos duomenis jis siekia beveik 80 km aukštį. Atrodo, lyg milžiniška antklodė būtų uždengusi visą planetą, o dėl labai tankių debesų teleskopai beveik nieko tiesiogiai nemato jos paviršiuje. Todėl net ir turint naujos informacijos iš NASA, tikroji Veneros išvaizda anksčiau vis dar išlieka paslaptimi. Tačiau vienas dalykas tapo aiškus – beveik neįmanoma, kad ten būtų gyvybės. O dėl itin pavojingos aplinkos Amerika pamažu prarado susidomėjimą Veneros misijomis. Jie nusprendė sutelkti biudžetą ir išteklius į Mėnulio misijas bei galimą būsimą Marso tyrinėjimą. Paprastai tariant, NASA pasitraukė. Tačiau Sovietų sąjungai tai atrodė kitaip. Jiems tai nebuvo perspėjimas, o iššūkis. Kol Amerika tolsta nuo Veneros, Sovietų sąjunga pamatė galimybę pasiekti dar vieną istorinę laimėjimą kosminėse lenktynėse. Jie tikėjo, kad netrukus pasieks proveržį, kuris nustebins visą pasaulį. Todėl vietoj to, kad sustotų, jie dar labiau sustiprino Venera programą. Tvirtesnės kosminiai aparatai, pažangesnė apsauga nuo karščio, storesnė apsauga nuo slėgio ir dar labiau desperatiški bandymai. Kad galėtų nusileisti pavojingiausioje Saulės sistemos planetoje, tačiau jie dar nežinojo, kad tikrasis Veneros košmaras jų dar tik laukia. 1966 metais kosminės lenktynės pradėjo keistis. Tai jau nebebuvo tik paprasta kova, kas pirmas pasieks kosmosą. Tai jau buvo kova, kas sugebės išgyventi Veneros pragare. Artėjant vienai svarbiausių 1960-ųjų kosminių lenktynių akimirkų, Amerika ir Sovietų sąjunga jau ėjo skirtingais keliais. Amerika jau buvo sutelkusi dėmesį į Mėnulį, tuo tarpu Sovietų sąjunga vis dar neatsisakė Veneros. Kol NASA ruošėsi istoriniams nusileidimams Mėnulyje, sovietų inžinieriai tyliai kūrė didesnį ir tvirtesnį kosminį aparatą nei ankstesnės jų zondos. Taip gimė naujoji Venera misijų karta. Tai jau nebepaprasta metalinė kapsulė, kurią tiesiog paleidžia į kosmosą. Sovietų sąjunga jau žinojo, kad Venera nėra paprasta planeta. Todėl, jei jie norėjo gauti tikros informacijos iš šios planetos, jiems reikėjo sukurti kosminį aparatą, galintį atlaikyti karštį, slėgį ir nuodingą planetos atmosferą. Nauji zondai buvo sunkesni, instrumentai sudėtingesni, o misija rimtesnė. Jie aprūpino jį įvairia mokslinė įranga, tokia kaip termometrai, dujų analizatoriai, slėgio jutikliai ir radarų prietaisai, kad galėtų išmatuoti sąlygas, leidžiantis per Veneros atmosferą. Tačiau svarbiausia konstrukcijos dalis buvo nusileidimo kapsulė. Tai atskiras modulis, kuris automatiškai atsiskirs nuo pagrindinio kosminio aparato atvykus prie Veneros. Po to išsiskleis jos parašutas ir kapsulė lėtai leisis žemyn, rinkdama duomenis apie atmosferą. Ant popieriaus planas atrodė gerai, bet tikrovėje su Venera viskas kitaip. Kai buvo paleista Venera 3 misija, vėl įvyko sistemos gedimas, kol ji dar buvo pakeliui kosmose. Ryšis buvo prarastas dar prieš perduodant mokslinius duomenis, tačiau net jei misija nepavyko, įvyko vienas istorinis dalykas – zondas atsitrenkė į Venerą. Pirmą kartą žmonijos istorijoje žmogaus sukurtas objektas pasiekė kitą planetą. Tai nebuvo sėkmingas nusileidimas, o tiesioginis sudužimas. Tarsi milžiniškas plieno gabalas mestas tiesiai į svetimą pasaulį. Ir nors jo atvykimas buvo tarsi atsitiktinumas, tai vis tiek tapo kosmoso tyrinėjimų istorijos dalimi. Iš tikrųjų, pagal Sovietų sąjungos misijų istorinius įrašus, jie taip pat buvo pirmoji šalis, kuriai pavyko pasiųsti kosminį aparatą taip, kad jis atsitrenktų į Mėnulį, Venerą ir Marsą. Tačiau tikrasis proveržis atėjo praėjus vos metams. Tai buvo misija Venera 4. Tai buvo pirmasis kosminis aparatas, kuris sėkmingai perdavė informaciją iš kitos planetos atmosferos. Ir kai kapsulė pamažu leidosi į tankius Veneros debesis, ji pradėjo perduoti stulbinančią informaciją. Aukštesniuose atmosferos sluoksniuose sąlygos buvo gana normalios. Pasak mokslininkų, kai kurie sluoksniai ten beveik prilygsta karštai dienai Žemėje. Ne per šalta, bet ir nemirtinai pavojinga. Tačiau kapsuliai leidžiantis žemyn, Venera pradėjo virsti košmaru. Temperatūra staiga pradėjo kilti. Atmosferos slėgis vis stiprėja, oras darosi vis tankesnis. Tai lyg nardymas po labai giliu vandenynu. Tačiau vietoj vandens tave spaudžia pats oras, kuris apgaubia ir traiško erdvėlaivį. Tai buvo keista sąvoka to meto mokslininkams.
Nes Žemėje esame įpratę manyti, kad oras yra lengvas, tačiau Veneroje atmosfera tokia tanki, kad dėl savo svorio ji beveik primena skystį. Venera kapsuliai toliau leidžiantis slėgis vis stiprėjo, kol staiga nutrūko transliacija. Signalas dingo, nebeliko jokio ryšio. O pagal sovietų mokslininkų analizę, greičiausiai kapsulė buvo sutraiškyta dėl didžiulio Veneros atmosferos svorio, tarsi suspausta limonado skardinė. Tada jie suprato vieną bauginančią tiesą. Venera yra daug pavojingesnė nei jie manė. Paprasto kosminio aparato nepakanka. Paprasto šilumos skydo nepakanka. Jei jie nori pasiekti paviršių, jie turi sukurti vieną iš tvirčiausių robotinių mašinų istorijoje. Bet net žinodami, kad jų kitų zondų išgyvenimo tikimybė maža, Sovietų sąjunga vis tiek tęsė tolesnės misijas. Jokio atsitraukimo. 1969 metais jie paleido vieną po kitos Venera misijas, nors beveik buvo tikri, kad šios taip pat gali neišgyventi iki paviršiaus. O tuo metu Amerika buvo užsiėmusi pasiruošimu dar vienam istoriniam įvykiui, kuris pakeis žmonijos istoriją. Pirmasis žmogaus nusileidimas Mėnulyje. Šiame kosminių lenktynių etape tapo aišku, kad Sovietų sąjunga atsilieka svarbiausiame dešimtmečio mūšyje dėl nusileidimo Mėnulyje. Artėjant Amerikai prie žmogaus išlaipinimo Mėnulyje, sovietų lyderiai žinojo, kad jiems bus sunku tai pasivyti. Tačiau tai nereiškia, kad kova jiems jau baigėsi. Jie dar turėjo vieną tikslą. Ir tai buvo Venera. Sovietų sąjungai tai galėjo būti jų šansas atsigriebti. Jei jiems pavyktų padaryti revoliucinį atradimą pavojingiausioje Saulės sistemos planetoje, jie vis dar galėtų parodyti pasauliui, kad jie yra tikrieji tarpplanetinių tyrinėjimų karaliai. Todėl nepaisant nuolatinių nesėkmių, jie nesustojo. Priešingai, jie dar labiau padidino ir sustiprino savo kosminius aparatus. Naujosios Venera zondai jau nebepaprastos kosminės kapsulės. Jie panašus į šarvuotus tankus, sukurtus išgyventi pragare. Storesnis plieninis korpusas, tvirtesnė išorinė struktūra. O viduje yra titano sfera, kuri apsaugos prietaisus nuo didžiulio Veneros karščio. Jie tarsi sukūrė mažą bunkerį kosminių aparatų viduje. Taip pat pridėjo papildomų amortizatorių, kad atlaikytų smūgį nusileidimo metu. Nes iš tikrųjų sovietų inžinieriai jau nebuvo tikri, ar dar įmanoma sėkmingai nusileisti Veneroje naudojant paprastas parašiutų sistemas. Ir jie buvo teisūs. 1970 metais atvyko viena iš svarbiausių misijų Veneros tyrinėjimo istorijoje. Venera 7 misija. Kol erdvėlaivis leidosi per Veneros atmosferą, iš pradžių viskas vyko sklandžiai. Išsiskleidė parašiutas ir kapsulė pradėjo lėtėti, tačiau netrukus iškilo problema. Pagal sovietų inžinierių analizę, parašiutas galėjo suplyšti arba ištirpti dėl didžiulės kaitros. Dėl to zondas staiga nukrito. Tarsi akmuo, numestas iš dangaus. Greitai, nekontroliuojamai, tiesiai į Veneros paviršių. Žemėje tokio nusileidimo metu kosminis aparatas tikrai būtų iškart sunaikintas. Todėl, kai dingo aiškus Venera 7 signalas, stebėtojai Sovietų sąjungoje manė, kad tai dar vienas nesėkmingas bandymas. Tačiau jie pastebėjo kažką neįprasto. Vis dar buvo silpnas perdavimas. Antena užliejo, o pats kosminis aparatas buvo smarkiai apgadintas. Tačiau jis vis dar veikia ir būtent tada žmogus pirmą kartą sugebėjo tiesiogiai perduoti informaciją iš Veneros paviršiaus. Tie duomenys galutinai patvirtino košmarą, kurio labiausiai bijojo mokslininkai. Pagal zondo matavimus Veneros paviršiaus temperatūra siekia beveik 475 laipsnius Celsijaus. Kad suprastum, koks tai karštis, jis beveik prilygsta temperatūrai pramoninėje krosnyje arba malkomis kūrenamoje picų krosnyje. Paprasta elektrolika neišgyventų tokiamis sąlygomis. Net ir šiuolaikinėms mašinoms būtų sunku tokioje aplinkoje. Tačiau užuot išsigandusi, Sovietų sąjunga tapo dar labiau pasiryžusi. Jų manymu, nors jie pralaimėjo Mėnulio lenktynes, jie vis dar turi kitą galimybę įrašyti savo vardą į istoriją. Jie galėtų tapti pirmąją šalimi, kuri atskleis kitų planetų, Veneros, Marso paslaptis ir galbūt taps raktu suprasti, kaip visatoje formuojasi pasauliai. Todėl 1970-ųjų pradžioje sovietų kosminės programos kryptis pradėjo keistis. Dabar jie labiau susitelkė į tolimojo kosmoso tyrimus. Iš tiesų, 1971 metais jie pasiuntė kosminį aparatą, kuris pirmasis atliko minkštą nusileidimą Marse. Nors signalas truko tik kelias sekundės, kol visiškai nutrūko, tačiau jie vis tiek neatsisakė Veneros. Nes per kitą misiją jiems sekėsi dar geriau. Tai buvo misija Venera 8.
Šį kartą zondas sėkmingai nusileido ant paviršiaus ir siuntė duomenis beveik valandą. Ir būtent tada dar labiau buvo patvirtinta, kaip neįmanoma išgyventi Veneroje. Be stipraus karščio atmosferos slėgis ten yra beveik 90 kartų didesnis nei Žemėje. Tai tarsi būtum paniręs beveik kilometrą po vandeniu. Ir tuo dar nesibaigia. Apatinė Veneros atmosferos dalis taip pat pilna sieros rūgšties. Taip, ta pati cheminė medžiaga, kuri naudojama automobilių akumuliatoriuose. Paprastai tariant, beveik visi Veneros aspektai nori sunaikinti tavo kosminį laivą. Karštis, slėgis, rūgštis, nuodingos dujos. Tačiau yra vienas dalykas, kurį atrado zondas Venera 8, kuris dar labiau išvedė iš proto sovietų inžinierius. Pasirodo, Veneros paviršiuje yra pakankamai šviesos. Tai reiškia, kad įmanoma padaryti nuotrauką. Ir jei jiems pavyks, tai bus pirmoji nuotrauka iš kitos planetos paviršiaus. Todėl kitai misijai Sovietų sąjunga sukūrė dar neįprastesnį kosminį aparatą nei anksčiau. Tai buvo misija Venera 9. Jo svoris buvo beveik 5 tonos. Tai prilygsta suaugusiam Afrikos drambliui. Tačiau svarbiausias pokytis buvo nusileidimo sistema. Sovietų inžinieriai pastebėjo, kad nors Venera 7 nusileido labai dideliu greičiu, ji vis tiek kažkaip veikia. Todėl jie pagalvojo. O kas, jei jie nenaudos didelio parašiuto, o vietoj to pasinaudos pačia stora Veneros atmosfera? Todėl jie panaudojo Veneros atmosferą, kad sulėtintų kosminį aparatą. Ir būtent tam jie sukūrė naują Venera 9 aerodinaminę konstrukciją, nes Veneros atmosfera yra išskirtinė. Ji tokia tanki, kad jaučiasi beveik kaip vanduo, o ne paprastas oras. Todėl krentant kosminiam aparatui jis natūraliai lėtėja. Dėl didžiulio atmosferos pasipriešinimo. Ir po visų nesėkmių, avarijų bei beveik neįmanomų misijų jiems pagaliau pavyko. 1975 metais žmonės pirmą kartą išvydo tikrąjį Veneros paviršių. Ne paveikslas, ne menininko vaizduotė, o tikra nuotrauka iš kitos planetos. Ir tai, ką jie pamatė, buvo tylus, tamsus ir tarsi negyvas pasaulis, primenantis apokalipsės pabaigą. Pirmoji nuotrauka iš Veneros nebuvo tokia, kokias daugelis žmonių tikėjosi tuo metu. Nebuvo jokių ateivių miestų, keistų augalų ar judančių būtybių. Vietoj to pasaulis pamatė tylų kraštą, pilną akmenų, dulkių ir sugriauto reljefo, tarsi apleistą vulkaninę dykvietę. Tačiau nors jos išvaizda buvo paprasta, šios nuotraukos turėjo didžiulę reikšmę. Nes pirmą kartą žmonijos istorijoje mes pamatėme tikrą nuotrauką iš kitos planetos paviršiaus. Pirmasis vaizdas iš Venera 9 misijos parodė aštrius akmenis ir tarsi smėlingą žemę aplink nusileidimo aparatą. Tai nebuvo vizualiai įspūdinga. Tačiau tuometiniams mokslininkams tai buvo milžiniška sėkmė. Po to sekė Venera 10 misija. Praėjus vos kelioms dienoms, o vieta, kurioje ji nusileido, atrodė kitaip. Reljefas buvo lygesnis, buvo mažiau didelių akmenų. O pagal mokslininkų analizę ta vieta galėjo būti senovinis lavos srautas. Tai reiškia, kad Veneroje jau seniai vyksta intensyvus vulkaninis aktyvumas. Ir iki šiol yra keletas tyrėjų, kurie tiki, kad veikla vis dar gali vykti. Tačiau net ir tada, kai Sovietų sąjunga jau sėkmingai gavo nuotraukų iš Veneros, kiekviena misija vis tiek nebuvo lengva. Viena iš didžiausių jų problemų buvo pati kamerų sistema. Dėl itin karštos Veneros atmosferos kamera turėjo būti apsaugota, kol nusileidžia kosminis aparatas. Priešingu atveju lęšis galėjo ištirpti arba sugesti dar prieš pasiekiant paviršių. Todėl jie sukūrė automatinius apsauginius dangtelius, kad kamera būtų uždengta nusileidimo metu. Problema ta, kad tai ne visada veikia. Kai kuriuose misijose, tokiose kaip Venera 11 ir Venera 12, įvyko objektyvo dangtelio sistemos gedimas. Kosminis aparatas veikia. Nusileidimas buvo sėkmingas, tačiau kameros dangteliai neatsidarė tinkamai, todėl nebuvo gauta aiškių nuotraukų. Atrodo, kad nuvykai į pavojingiausią vietą Saulės sistemoje, bet pamiršai nuimti kameros dangtelį. Tačiau po kelių metų atvyko viena sėkmingiausių Veneros misijų istorijoje – misija Venera 13. Ir būtent ši misija pasauliui suteikė detaliausią žvilgsnį į Venerą. Pirmą kartą žmonės pamatė spalvotas nuotraukas nuo kitos planetos paviršiaus. Ir kai šios nuotraukos buvo paviešintos, viskas tapo dar keisčiau. Oranžinis dangus, blankios uolos ir vaizdas, kuris tikrai ne žmogui skirtas. Pagal misijos duomenis, zondas nusileido netoli aukštos vietovės krašto, tarsi uolos ar skardžio. Todėl nuotraukose gylio pojūtis tapo dar aiškesnis.
Ir būtent ten mokslininkai dar labiau pajuto, kad tai tikra vieta, ne piešinys, ne kompiuterinė grafika, o tikras pasaulis kosmose. Nuotraukose taip pat matyti pati kosminė kapsulė su keistomis metalinėmis konstrukcijomis apačioje, kurios atrodo tarsi dantys. Tai ne tik dizainas, tai turi paskirtį. Sovietų inžinieriai pridėjo metalinius sparnelius ir stabilizatorius prie nusileidimo sistemos, kad zondas pernelyg nesisuktų ar nedrebėtų, krisdamas per tankę Veneros atmosferą. Nes jei erdvėlaivis prarastų stabilumą nusileidimo metu, jis galėtų visiškai apsiversti arba sugesti dar prieš perduodamas duomenis. Tačiau Venera 13 misija neapsiribojo tik nuotraukomis. Ji taip pat turėjo gręžimo sistemą. Taip, ji tiesioginė prasme gręžė Veneros paviršių. Ji paėmė dirvožemio mėginius, kad būtų galima ištirti, kokios rūšies medžiaga dengia planetos paviršių. O pagal analizę, kai kurie Veneros akmenys yra panašūs į vulkaninius akmenis Žemėje. Ypač sukietėjusias vulkaninės pelenų ir bazalto tipo medžiagas, kurios dažnai randamos ir mūsų planetos vandenynų dugne. Tai reiškia, kad Veneros vulkaninė istorija iš tiesų galėjo būti labai intensyvi. Ir dar vienas dalykas, kurį padarė Venera, apie tai retai kalbama šiandien. Ji turėjo mikrofoną. Taigi pirmą kartą žmonės išgirdo garsą nuo Veneros paviršiaus. Tai nebuvo dramatiški ateivių garsai, nebuvo jokių pabaisų, nebuvo jokių keistų signalų. Tai buvo tik silpnas vėjo ūžesys ir pačios kosminės kapsulės garsai, kai ji veikia po itin tankia atmosfera. Tačiau net jei tai tik paprastas triukšmas, vis tiek kyla ypatingas jausmas, kai žinai, kad jis sklinda iš kitos planetos. Tarsi klausytumėsi pasaulio kvėpavimo, kuris niekada nebuvo sukurtas žmogui gyventi. Po Venera 13 misijos atvyko ir Venera 14 misija. Ji dar kartą patvirtino, kad daugelyje Veneros vietų gausu vulkaninių uolienų ir plačių lygumų, ir po to viskas sustojo. Nė viena kita kosminis aparatas daugiau nenusileido Veneroje. Iki šiol tos nuotraukos vis dar yra paskutinės tikros planetos paviršiaus nuotraukos. Ir daugelis klausia, kodėl mes nebegrįžome. Atsakymas paprastas. Tai labai sunku, labai brangu ir atlygis yra labai mažas, palyginti su rizika. O Marsas? Todėl marsaigiai išgyveno keletą metų. Jie gali nuvažiuoti kilometrus ir toliau tyrinėti aplinką. O Veneroje? Ilgiausiai išgyvenęs Venera nusileidimo aparatas veikia vos 2 valandas. 2 valandas po tokios brangios ir pavojingos misijos. Be to, Sovietų sąjunga taip pat pamažu žlugo nuo 1980 pabaigos iki 1990 pradžios. Pasikeitė šalies prioritetai, susilpnėjo ekonomika ir buvo paveikta jų kosminė programa. Tuo tarpu NASA nusprendė labiau susitelkti į Marsą ir kitus praktiškesnius misijas. Ir iš tikrųjų sunku įtikinti vyriausybės pareigūnus išleisti milijardus dolerių misijai, kuri galbūt truks tik kelias minutes. Todėl iki šiol Venera išlieka beveik nepasiekiama. Kosminiu mastu ji yra labai arti Žemės, tačiau atrodo, kad ji priklauso visiškai kitokiam pasauliui. Planetai, apie kurią žmonės kadaise svajojo, kad galbūt joje yra gyvybė. Tačiau ji tapo viena pavojingiausių vietų, kurias esame atradę visoje Saulės sistemoje.